Labas vakaras dar kartą. Dzūkijos televizijoje tęsiame laidą Merų ir tarybų rinkimai 2015 ir žiūrovams priminsiu, kad mūsų studijoje dalis kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės tarybos narius. Taigi klausimas. Savo rinkiminėse programose jūs kalbate apie komunalinių paslaugų kokybės gerinimą ir kainų mažinimą. Kaip tą pasieksite? Alytaus sąjūdis. Gal pradedam taip, yra komunalinės paslaugos miesto savivaldybės funkcijos, komunalinės paslaugos, kur gyventojams. Šiluma, vanduo, elektra. Dabar pradėkim nuo savivaldybės funkcijų. Gatvių valymas, apšvietimas, sąvartynas. Sąvartyną reikia būtinai mažinti kainas, nes ten yra įsiveisusi, aš to žodžio net nebejau, mafija, jau Respublikos vardu vadinama šiukšlininkų mafija, kur rūšiavimo linija kainuoja 11 milijonų statomų už 22 ir taip toliau ir taip toliau. Viso to pasiekmė, viskas būna sudėliota į įkainį, į mokestį ir Alytaus miesto gyventojai tai dengia. Pirmas punktas. Antras punktas, kad jeigu namuose turi vieną klozetą, tai ar tu daugiau padarai? Ne tikriausiai. Tai jeigu pas mane yra kolektyvinis sodas, tai aš būnu kolektyviniam sodė šiukšlinu, jeigu namuose. Nuo kada pradėjo kvadratai šiukšlinti? ES direktyvoje aiškiai yra parašyta, moka teršėjas. Alytuje moka, matyt, kvadratas teršia. Ačiū Jums. Palaukit, aš tik tai pradėjau. Kitas aspektas, palaukit, kiek kalbėjo, kiek norėjo, tai ir aš dabar kalbėsiu. Kitas aspektas, miestas plėšiasi, gatvės plėšiasi. Niekaip tu nepadarysi pigiau, nes gatvės reikia valyti. Taip. Apšvietimą kaip reikia pagerinti. Reikia įdiegti natrio lempas. Išimant natrio lempas ir šviesos diodinės lempas statyti. Elektros energijos sutaupom, apšvietimas pagerėjo. Pasiekmėje gauname, kad miestas už elektrą moka mažiau, kokybė geresnė. Gyventojams, kaip atpiginti šilumos kainą, taip? Šilumos kainą jau senai reikėjo, kad šilumos tinklai pastatytų savo biokatilą. Ne Litesko, ne Energija, kaip tenai machinacija, savo savivaldybė ir akcininkė, taip? Būtų pastačiusi savo biokatilą ir tiekė šilumą už tokią kainą, kad tai yra reali savikainos kainos nustatant. Dabar mes nieko negalim žinoti. Ačiū Jums. Palaukit, dar... Ačiū Jums. Liberalų sąjūdis. Liberalų sąjūdis taip pat kalba su gyventojais šiom temom, ne tik tai politizuoti komitetai, bet ir mes domės, ko trūksta Alytaus miestiečiam. Taigi, kokį procentą sudaro šeimos biudžete mokesčiai už atliekų tvarkymą, už šilumą, už elektrą, už vandenį. Kaip žinia, atliekų tvarkymo procentas labai mažas, šilumos kaina pakankamai didelį procentą sudaro. Mes turim visą eilę punktų, kurie numatyti mūsų programoje. Apie juos Nijolė. Kad būtų mažinamos šilumos kainos, mūsų programoje yra numatyta, kad sudaryti sąlygas nepriklausomiems šilumos tiekėjų atsiradimui, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą diegti kuo plačiau, didinti to biokuro naudojimą šilumos ūkyje, taip pat inicijuoti, kad būtų statoma atliekų ir dumblo deginimo katilas. Aišku, prie šilumos taupimo priklauso ir aktyvus namų renovavimo procesas. Dėl atliekų tvarkymo tikrai reikia tobulinti atliekų surinkimo ir apmokėjimo sistemą ir sudaryti gal sąlygas, jeigu nori gyventojai daugiabučių namų atskiras aikšteles, kurie galėtų atliekų išvežimą fiksuoti pagal kiekį. Bet tai irgi duoti paskaičiavimus ir pažiūrėti, ar būtų tai naudinga ekonomiškai tiem gyventojams, ar pamažėtų mokestis ar ne. Bet galimybę tokią turėtumėm sudaryti gyventojams. Ačiū. Replikos teisė, gerai? Greitai. Belė, jūs manot, kad privatininkai tarp savęs negalės susišnekėti ir tiekti šilumos aukštą kainą. Turi būti savivaldybės reguliavimo rankose bent vienas katilas, kad parodytų realią kainą. Ačiū Jums. Už Alytų. Iš esmės mes irgi, kaip ir visose kitose, tai ir šitoj srity turim konkrečius pasiūlymus, populizmų neusimam, pritarim daug idėjų, kurios buvo sakytos. Tačiau savivaldybė paslaugos kokybę, jeigu ir gali gerinti, tai kainos ne. Jeigu šnekėt apie elektros kainą, kurios tikrai negalim įtakoti,
Tai siūlom alternatyvius energijos šaltinius, būtent viešuosiuose pastatuose, kas jau yra įdiegti ir sporto rūmuose, ir nauji projektai rengiami, tai biudžeto išlaidą sumažintų. Lygiai taip pat išlaida šildymui būtų galima per alternatyvius energijos šaltinius viešuosiuose bei privačiuose pastatuose, kas yra finansuojama iš ES lėšų, tai konkrečiai būtų galima įgyvendinti, o savivaldybė galėtų privačiam sektoriui dasidėti būtent pildant paraiškas ir konsultavimo. Pritariu, kad šilumos kainą galima būtų įtakoti tik tai savivaldybei pačiai dalyvaujant šitam procese. Taigi, jeigu mes jau atliekas rūšiuojam ir jas kaupėsi ir neturim kur deginti, jeigu dumblą išdžiovinam ir neturim kur, tai jeigu savivaldybė gautų pritarimą iš ministerijos ir būtų galima pastatyti kogeneracinę katilinę būtent kitam atgautam kurui, dumblui ir biomasiai deginti, tai manau, kad tada savivaldybė galėtų įtakoti šilumos kainą. Aš labai trumpą repliką, čia mes išgirdom labai spūdingus skaičius ir korupcinius ryšius iki mafijinių struktūrų, taip kad ponas gerbiamasis Juozas yra aktualios tarybos narys ir daugumos narys. Įdomu, kaip atsakingas pilietis, ar jis kreipėsi į generalinę prokuratūrą, kad būtų pradėtas kažkoks tyrimas, ar jis tik žodžiais, populizmu ir toliau skatina nesantaiką ir kažkokios sėja mintis. Man labai įdomu jo konkretūs veiksmai šiuo atveju, jei taip yra, ar jis kreipėsis, ar konkrečiai ką nors padaręs, jei taip yra, ir tą norėčiau išgirsti. Ačiū Jums. Trumpai. Tai trumpai šitaip, buvo sudaryta komisija, kur aš vadovau, viskas išdėtyta pagal punktą su STT išvadoms ir perduota vykdymui. Deja, Reipas iki šiol neįvykdė ne vieno punkto. Net jūs kreipėtės į generalinę prokuratūrą? STT pati tikrina dabar. Tai čia yra visai kitas. Taip, palaukit, mes padarėme išvadas. Jūs kreipėtės kaip tarybos narys, jūs kreipėtės į generalinę prokuratūrą. Visa medžiaga kreipėmės viens į kitą jūs, nes mes nesam draugai. Tai visa medžiaga perduota. Tai kam perduota? STT tikrina. Gerbiamasis, nežinau, gal... Tai jeigu jūs klausėte... Ačiū Jums. Taip, Lietuvos socialdemokratai, prašom. Dėl komunalinių paslaugų tiekimo. Iš tikrųjų, Alytaus mieste komunalinės paslaugas tiekia ir organizuoja, kaip jau buvo minėta, kelios įmonės, kurios veikia pakankamai savarankiškai ir yra įtakojamos tik tai per valdybas arba stebėtojų tarybas, tai Dzūkijos vandenys, atliekų tvarkymo centras ir Alytaus energija, kuri yra išnuomota jai šilumos tiekimo sistema. Ir iš tikrųjų visada stengiamės, kad tos kainos būtų mažesnės, tiek vienos, kur savivaldybė pati organizuoja gatvių valymą, apšvietimą ir taip toliau, tiek tos, kur dirba tos mūsų savivaldybės įmonės. Tai ir toliau palaikysime Dzūkijos vandenų projektus, kurie iš tikrųjų gerina vandens kokybę. Kaip žinote, buvo daug priemonių įgyvendinta dėl vandens kokybės stebėjimo, dėl įrangą, kuri gali ten ir požemiuose pažiūrėti ir taip toliau, ir dėl naujų trasų atnaujinimo ir taip toliau. Iš tikrųjų reikėtų biokūrą, kad būtų šiek tiek pigiau pirkti biržoje, kad nebūtų sudarytos sutartys su atskirais, kada jau negalima įtakoti kainos, o kainas svyruoja, čia iš tikrųjų galime išlošti. Galime išlošti renovavę daugiabučių namų. Iš tikrųjų jau pradėjo savo veiklą ir pakankamai sėkmingai savivaldybės įsteigta viešoji įstaiga, kuri rūpinasi švietimu, renovavimu tų daugiabučių namų, tiesiog gyventojų švietimu, jų organizavimu ir taip toliau. Dėl gatvių apšvietimo jau daug sutaupėme, apšviesdami taupiosiomis lemputėmis. Kaip tik 15 metais yra numatyta 6 perėjų apšvietimas, kad būtų geriau, ir toliau bus įgyvendinama būtent tas apšvietimas, kuris kainuoja žymiai pigiau. Jūsų kolega. Iš tikrųjų, tai čia sėdė, matau, šilumos tinklų atstovas ir stebėtojų tarybos atstovas. Iš tikrųjų, vienas esminis klausimas, kaip mes galime atpiginti šilumą. Pirkime ne pagal ilgalaikės sutartis, o iš biržos. Biržoje šiuo metu kaina yra 15 maždaug procentų pigesnė. Tai reiškia, mūsų šiluma galėtų būti gyventojams 15 procentų pigesnė. Kodėl taip nėra, galbūt šilumos tinklų atstovas? Nesivelkim į diskusijas. Visi pirkimai dabar vykdomi per biržą. Ačiū Jums. Alytaus piliečiai.
Malonu, kad visi kalbėjusiai apibrėžė, mato tas pačias problemas, tai galbūt kiek kitokius sprendimo būdus. Mūsų matymą, mūsų požiūrį papasakos Sigitas. Man labai malonu, kad vėlgi eilinį kartą Alytaus piliečiai, būdami nepartinio bloko atstovai, randa sąlyčio taškų ir bendraminčių ir šitoje auditorijoje. Tik ką mus labai stipriai kritikavo aštriai gerbiamas Kęstenis, tačiau aš galiu pasakyti, kad daug kur jam galima mes pritarti. Ir jeigu kalbant apie dvi sritis - atliekos, tai regioniniai atliekų tvarkymo centrai, europiniai pinigai atėję yra ne tam, kad jie dirbtų dėl kažko. Tai turėtų taip pat daryti pridėtinę vertę miestui. Man teko daug lankytis per 14-15 metų vakarų šalyse, Vokietijoje ir matyti, kaip sutvarkyti yra regioniniai atliekų tvarkymo centrai, kaip rūšiuojamos atliekos tampa antrinė žaliava, kaip jos yra parduodamos. Tas vyksta ir pas mus. Ekonovusas uždirba nuo to kolosalius pelnus, tačiau tai būtų ilgas plėtimasis ir mes vėlgi laikomės to pačio principo, kad turėti kompetenciją, jeigu turime mes ją, tai gerai, jeigu ne, tai galima tuo principu, kad veikime kartu, pasikviesti specialistus. Jų Respublikoje tikrai turime labai tvirtų, tas darbas daromas dėl atliekų, dėl regioninių atliekų tvarkymo centrų ir daug kur aš pritarčiau gerbiamam Kęsteniui. Jeigu grįžti dabar prie šildymo kainų, mes lygiai taip pat bendraudami su verslu, su gyventojais, patys būdami gyventojai, turim palyginimą, kad tai netuščiažodžiauti. Kelios dienos atgal teko dalyvauti vienam iš suėjimų Respublikos lygyje. Biokuras šiandien dienai pas mus yra perteklinė prekė. Jo yra labai daug ir jis yra labai pigus. Palyginimui, ką naudoja Litesko ir kokią kainą perka gyventojai, 7,9 už kilovatvalandę. Jeigu verslas lygiagrečiai turi taip pat šilumos pirkimo paslaugą, jo kaina siekia iki 3,5 cento už kilovatvalandę. Vadinasi, ten yra daug dar neišaiškintų dalykų. Ta daro kitos partijos, Tvarka teisingumas, gerbiamas Kęstenis, kiti. Mes manome, kad vėlgi mūsų pagrindiniai principai - tai skaidrumas, viešumas, pritraukimas visos bendruomenės ir tuos dalykus galima tikrai labai greitai spręsti. Vienas iš pavyzdžių - kaimyninės mūsų savivaldybės, Marijampolė, Druskininkai, beje, kuriuos irgi valdo socialdemokratai, padaryti žingsnį ir jie iš karto generuoja tai, kad gyventojams tos paslaugos pigs. Ačiū Jums, Darbo partija. Komunalinių paslaugų kainos, tiek kokybė, tiek paslaugos pačios gerinimas. Ir mes matome keletą krypčių. Nemažai nuomonių, kurios buvo išsakytos, mes pritarėme, tačiau keletas esminių dalykų nebuvo paminėta. Taigi, Darbo partija, eidama prieš 4 metus į rinkimus, deklaravo, kad inicijuos šilumos sutarties auditą ir kad sutartis ir tas pasirašytas priedas, kuris galimai pratęsia sutartį iki 2026 metų, tai yra dar 10 daugiau metų, tai mes tą padarėme, tas inicijavom, auditas yra atliktas ir šiai dienai yra perduota konkurencijos tarnybai. Tai yra vienas iš būdų, kaip galima susigrąžinus visą šilumos ūkį Alytaus miestui, be komercinio subjekto, kuris siekia pelnų ir Alytaus miesto savivaldybė galėtų pati atpiginti šildymo kainas. Antras dalykas, ką norim pasakyti, tai yra lygiagrečiai reikia ieškoti ir alternatyvių šaltinių skatinti ir dar turime ieškoti kitų šilumos tiekėjų. Toliau, kas liečia komunalinės paslaugas, tai yra rinkliava, tai be abejonės Darbo partija pasisako už tai, kad yra socialinė neteisybė įgyvendinta, tačiau tą galima pasiekti papildant lengvatas ir tikrai pritariu, kad žmogus vienoj vietoj keletą kartų nebūna. Taigi tikrai turėtume peržiūrėti lengvatų sistemą ir tą socialinę neteisybę pakeisti. Dar vieną dalyką, kurį noriu paminėti, tai yra daugiabučių namų kvartalinė renovacija. Ir jeigu mes šioje kadencijoje padarėm postumį pavieniuose namuose, tai tikrai žiūrėdami 4 metus, o gal ir 8 metus į priekį, turim matyti kvartalinę renovaciją, kas atpigins šildymą ir pagražins mūsų miestą. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad visų politikų tikriausiai vienas tikslas - Alytaus miesto žmonės ir Alytus. Ačiū Jums. Taip, po 1 minutę, kaip planuojate gerinti Alytaus įvaizdį, bet po vieną, gerbkim vieni kitus.
Liberalų sąjūdis. Pirmo įspūdžio efektas visada labai svarbus. Alytaus miestas daug nepadaręs yra būtent miesto įvaizdžio gerinimo srityje. Bet kuris žmogus atvažiavęs į miestą, ką pamato, taip ir pradžioje įsivaizduoja. Įvažiavimai į Alytaus miestą, kaip mes atrodom, karklynai. Reikia sutvarkyti įvažiavimus į miestą. Prioritetas būtų. Meras. Meras yra miesto vizitinė kortelė. Kaip jis elgesi, kaip jis atrodo, kaip bendrauja su svečiais, vėlgi tai išnešama žinia į kitas šalis, kitus miestus. Internetinis puslapis. Alytaus miesto savivaldybės internetinis puslapis turi galimybės tobulėti, nes dabar internetinės amžiuje, erdvėje yra labai svarbu, kaip tu atrodai, nes pirma paieška ir yra būtent per internetą. Toliau, pats miesto centrinė dalis, kaip atrodo pastatai. Reiškia, su savininkais privalom bendrauti, kad estetinis vaizdas pastatų būtų daug geresnis. Galima baudom, galima moraliniam poveikio priemonėm, tačiau vėlgi tai duotų didelį postumį. Ačiū Jums. Socialdemokratai. Iš tikrųjų, tai įvaizdis nėra tai, kas yra kažkoks miražas su šioj vietoj. Tai yra visų pirma konkretūs darbai, konkrečių įmonių veikla ir tikrai Alytus turi didžiuotis, kad turim tokias įmonės, kurių vardai žinomi ir ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, ir Snaigė, ir Alyta, ir kitus, kurie tikrai gerai dirba, sukuria darbo vietas. Tai ir mūsų kultūros kolektyvai. Tai ir Svajonė, ir Dainava, ir visi kiti, kuriuos ir pats oranžinis choras, jauniausias turbūt toks ryškus, tai irgi yra įvaizdžio dalis. Aš sutinku su kolega prieš tai kalbėjusiu, kad iš tikrųjų mums trūksta to informavimo ir savęs pristatymo, tai ką mes turime. Galėtų būti ir tas tinklapis iš tikrųjų toks modernesnis galbūt, bet jis šiuo metu atitinka reikalavimus, kurie yra įtvirtinti tam tikrais dokumentais ir jis nenusileidžia nei kitoms savivaldybėms, nei kitoms visuomeninėms įstaigoms, jis yra toks, koks turėtų būti. Ačiū Jums. Už Alytų. Gal trumpai mes irgi iš tiesų tai pritarėm, kad estetinis miesto įvaizdis yra labai svarbu. Tačiau ne miestas kuria žmogaus įvaizdį, žmonės miesto įvaizdį. Ir aplanko begalės pas mus ir svečių, ir draugų, ir visi mato, koks miestas turtingas infrastruktūra, kokie kūrybingi žmonės. Viską mes turim, tačiau mes patys to nepastebėm ir neskleidžiam į išorę. Ir visos mintys pesimistinės. Kokį mes įvaizdį galim formuoti miestą, jeigu mes patys juo netikim? Tai pridėkim įvaizdį formuoti nuo savęs. Jeigu mes mylėsim tą miestą, tikėsim idėjom ir jas įgyvendinsim, tai įvaizdį suformuosim mes patys. Be abejo, pritariu liberalų sąjūdžio idėjai, kad miesto vartai turėtų būti sutvarkyti. Iš esmės turėtų būti ne tik vartai, sustatytos interaktyvų žemėlapiai, kad žmogus galėtų matyti ir paslaugų, ir kokios paslaugos, kur teikiamos, kur lankytinos vietos ir taip toliau. Taip, kad aš manau, kad įvaizdį formuokim nuo savęs pirmiausia. Ačiū Jums. Alytaus piliečiai. Tautvydai, ką tu pasakytum šito klausimo? Labas vakaras dar kartą. Alytaus įvaizdis yra probleminės sritis, mes tos turim ir mūsų būsimi rinkėjai dažnai klausimą iškelia. Jeigu pasižiūrėtume į Alytaus veiklos planą, tai tenais įvaizdis yra suprantamas kaip 900 beveik 1000 viešinimų. Kas yra tie viešinimai, nėra taip pakankamai aišku. Ne kiekybiniais, o ir kokybiniais rodikliais reikia matuoti Alytaus miesto įvaizdį. Jeigu mes įvesime Alytus į Google, tai tikrai neturėsime kuo didžiuotis. Kaip tai reikia daryti? Visų pirma, reikia identifikuoti tas sritis, kuriuose mes esame geriausi ir ant jų statyti. Yra Respublikoje tokių vietų, kur verdama sriuba iš varnų, yra kur valgomos vyšnios, yra mūsų pašonėje, kur grybaujama, vyksta grybų šventės. Mums reikia kažko tokio ir mes turime kuo didžiuotis. Iš principo mes turime apie ką kalbėti, jeigu mes turėsime koncepciją, ką mes norime pasiekti, kaip mes norime save pozicionuoti ir tai aktyviai darysime, nes dabar viskas yra pakankamai chaotiškai vyksta. Įvaizdis formuojasi pats iš savęs ir dėl to mes ir turime, iš principo jokį. Ačiū Jums. Darbo partija. Laikas riboja.
Prieš keletą metų man teko dalyvauti diskusijoje su mokslininkais, kurie yra specialistai miesto įvaizdžio kūrimo. Ir jie tada sakė, kad pirmiausia miestas turi turėti labai gerą legendą, kurią žinotų visi, kuri būtų patraukli išgirsti ir kuri garsintų miestą. Na, šiandien aš norėčiau pritarti tiems kolegoms, kurie kalbėjo apie tai, kad miestas tai žmonės. Tai ne pastatai, ne gatvės, bet pirmiausia žmonės, o po to pastatai, gatvės ir visa kita. Ir aš manau, kad įvaizdis tai man iš karto asocijuojasi su žodžiu reputacija. Aš manau, kad tikrai nesu teisėja ir net moralinės teisės turbūt neturiu sakyti nieko apie buvusius, esamus miesto vadovus, bet aš įsivaizduoju pirmiausia, kad miesto vadovas turi būti respektabilus ir su aukšta reputacija. Vėlgi toliau eikim prie tarybos, kurią šiandien agituojam rinkti alytiškius. Manau, kad taryboje turi būti irgi labai aukštos reputacijos žmonės, kurie jau kažką sukūrė Alytuje ir tai yra apčiuopiamai matoma ir tuo gali naudotis visi alytiškiai. Ačiū Jums, atsiprašau. Alytaus sąjūdis. Atsakys profesionalas. Kaip jau yra pasakyta čia ir aš tam pritariu, miesto įvaizdis susideda iš materialių ir nematerialių dalykų. Su nematerialiais dalykais, aišku, šiandien dienai yra problema, nes jeigu mes plačiosios visuomenės dabar paklausim, su kuo asocijuojam Alytų, turbūt atsakymas visiems bus aiškus. Nu, nepavyksta mūsų aukštiesiems vadovams tą įvaizdį suformuoti taip, kaip jis turėtų būti. Daug metų jau, daug kadencijų, vyksta skandalai, kurie, aišku, miesto nepuošia. Antra, materiali pusė. Labai platus klausimas, bet aš pasakysiu taip, vėl, kaip bebūtų, bet yra tokia tvarka, kad miesto centras yra labai svarbi vieta, į kurią daug dėmesio kreipiama ir mes turim mūsų miesto centre, kaip sakė, šuo ir karimas pripranta ir mes nepastebėm, bet mes turim dvi žaizdas, kurios irgi yra užprogramuotos politikų. Kaip planuojate jas spręsti? Taip pat būsimos tarybos yra vienas iš pagrindinių užduočių, tai sutvarkyti 2 pastatus, kurie šiandien dienai yra griuvėsių pavidalu. Ta problema yra suformuota mūsų politikų ir politikai turi prisimti atsakomybę ir spręsti tuos klausimus. Jie sudėtingi yra, bet juos reikia spręsti. Ačiū Jums, atsiprašau, mūsų laikas riboja. Kitas klausimas, visi savo rinkiminėse programose kalbate apie jaunas šeimas bei senjorus. Taigi, kokie planai dėl šių socialinių grupių? Pirmieji atsako už Alytų. Na, aš manyčiau, kad ir senjorai, jie nori praleisti gyvenimą pakankamai kokybiškai. Ir sakyčiau, kad Alytuje susiformavę nemažą organizacijų, taip kad savivaldybė turėtų tik tai palaikyti jų iniciatyvas ir prisidėti ten, kur galėtų prisidėti. Tiek VVG projektai dabar galėtų per bendruomenės daugiau suteikti, tiek rekreacinių zonų pritaikytų senjorams, tiek juos įtraukti į dar kai kurias veiklas ir sudaryti galimybės. Tarkim, jeigu nenorime atsidurti Alzheimerio lovose, tai mes turėtume mokytis užsienio kalbų, mes turėtume mokytis kompiuterinio raštingumo. Ir kompleksinės visos priemonės, judėjimas, žaidimai, šachmatai, šaškės, visa kita, turėtume mes tik palaikyti, kad kuo aktyviau senjorai gyventų. Ir dar labai yra svarbu, kad vis tik tai savivaldybė remtų ne tik tai, tarkim, vieną ar kitą organizaciją, bet jos visos atitinkamai turėtų lygias teisės gauti tam tikrą paskatinimą. Ačiū Jums, socialdemokratai. Apie senjorus papasakoja. Iš esmės, tai statistikos duomenimis Alytus yra vienas jauniausių miestų Lietuvoje. Jeigu kiti šneka, kad reikia susigrąžinti jaunimą, tai mes šnekam, kad jis neišvažiuotų. Todėl vienas iš mūsų tikslų ir merijas vienas iš pažadų, kad mes turime sudaryti jaunimui sąlygas gauti pilnavertį aukštąjį mokslą Alytuje, kad jis tiesiog neišvyktų. Neišvykęs jaunimas turės sąlygas čia kurti šeimas ir verslą. Tai yra kitos programos, kad skatinti jų verslumą. Trečias dalykas, jauniems specialistams suteikti socialinius būstus, ką jau dabar pradeda praktikuoti savivaldybė. Tai yra daug metodų, kad jaunimas tiesiog neišvyktų. Ačiū Jums, socialdemokratai.
nenorėdama kartotis, ką jau pasakė kolegos, aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų turime populiarinti tai ir irgi reklamuoti tai, ką mes turime geriausio. Tai tarkim, jaunom šeimoms nėra problemos gauti darželį, nėra problemos nueiti į norimą mokyklą, gimnaziją ar pagrindinę mokyklą, pasirinkti atitinkamą mikrorajoną. Tai yra mūsų pliusai jaunom šeimoms. Savo programoje mes esame užsirašę, kad mūsų gražiuose parkuose ir skveruose, kurie yra tikrai gražus, steigsime daugiau aikštelių, daugiau treniruoklių, kad jauni žmonės, jaunimas, vaikai galėtų ten tiesiog nemokamai žaisti, treniruotis tiek jaunimo parke, tiek žadame sudaryti sąlygas atnaujinti Dainų slėnį. Toliau dėl vyresnio amžiaus žmonių, tai iš tikrųjų gražus pavyzdys Trečiojo amžiaus universiteto veikla ir kitų visuomeninių organizacijų, kurios įtraukia savo narius ir kurie turi labai įdomią veiklą. Aš manau, kad savivaldybė pakankamai skatina ir pakankamai remia tuos žmonės, jeigu jie dar ko nors norėtų, tai visada savivaldybė atvira tiems pasiūlymams. Manau, kad Nerijus dar mane papildys. Iš tikrųjų, tai kaip jauniausias tarybos narys, tai, būdamas, galiu pasakyti, daug bendravimo su jaunimo organizacijomis, su jaunimo visuomeninėmis organizacijomis ir jos sako, mums svarbiausia, kad mūsų įtrauktų į klausimų sprendimą. Tai pirmoji taryba, ši taryba, kuri į visus komitetus, į visus posėdžius, į visas struktūras įtraukiama jaunimą. Jaunimas gali aiškiai pasakyti savo nuomonę, ko jie nori. Be abejo, finansavimas jaunimui, vėl jaunimo eilutė vėl didėja. Ačiū Jums. Taip, dabar Alytaus piliečiai. Kalbant apie jaunimą ir jaunas šeimas, tai Alytus, aš pritarčiau socialdemokratam ir išreikštai pozicijai, kad Alytus iš tiesų jiems yra patrauklus. Vienintelis momentas, kas nebuvo pastebėta, tai ir tai, kad į nekilnojamo turto kainas atsižvelgus jaunoms šeimoms iš Vilniaus ar Kauno finansiškai nėra blogas sprendimas gyventi Alytuje ir dirbti didmiesčiuose, dėl to, kad tas sutaupimas, kurį galima padaryti įsigijus būstą pigiau Alytuje, iš tiesų galima metais važinėti kiekvieną dieną į darbą Vilniuje. Dar vienas dalykas, į ką norėčiau atkreipti dėmesį, tai yra į gyvenamąją aplinką jaunų šeimų ir būtent vaikų saugumą joje. Puikiai idėja steigti naujas žaidimo aikšteles ir tvarkyti esančias, bet būtent tas su esančiomis ir aplūžusiomis aikštelėmis yra ta problema, kuri dar nebuvo paminėta. Aš pats esu užaugęs Vidzgiryje, Volungės gatvėje, netoli Jasminų turgavietės. Mano kieme, kur aš augau, buvo pastatytas karstynės tikriausiai apie 90 metus, pakankamai aukštas, bet jos taip kiekvieną kartą ten apsilankius vis prastesnėme lygyje. Metalinės konstrukcijos yra aplūžusios, aštrūs kampai ir tai yra paprasčiausiai elementariai nesaugu. Ir ta situacija tęsiasi jau metai iš metų. Taigi ne tik tos naujos žaidimo aikštelės, bet būtina tvarkyti ir uždaryti, paprasčiausiai išmontuoti tas konstrukcijas, kurios yra paprasčiausiai nesaugios. Ir dar Sigitas norėtų pratęsti. Kas liečia senjorus, tikrai mūsų miestas turi daug vyresnio amžiaus žmonių ir ne tik vyresnio amžiaus žmonių, pagyvenusio amžiaus žmonių, vienišų žmonių. Mes kaip Alytaus piliečiai pabendravę daug su visuomenė ir su vyresniais žmonėmis turime pasiūlymą, kad galbūt išnaudot šiuo metu darželių patalpas, kitas erdvės, kur galėtų būti dienos centrai, kur galima būtų išvažiuojant į darbą jaunom šeimom nepalikti namuose, liūdėti prie lango močiutės ar senelio, kuris pasijaučia vienišas, kad jie galėtų turėti taip pat susibūrimą. Mes išnaudotume dabar turimas erdvės, mūsų specialistai, pedagogai galėtų jungti tą bendravimą senelių su vaikais ir tai būtų ir užimtumas, jie pasijustų reikalingi ir tai duotų bendrą naudą. Ačiū Jums, ponė Dimšė. Aš mintį norėčiau pasakyti, kad kaip tik mūsų programoje yra, kad būtent būtų galimybės ir didžiuosiuose prekybos centruose vaikų atitinkamai žaidimo vietos, atitinkamai galima būtų organizuoti, kad būtų trumpalaikio vaikų palikimo ir užimtumo jų tokios vietos, kurios galėtų iš tiesų pasitarnauti jaunoms šeimoms. O dėl važiavimo viskas tvarkoja, galima nuvažiuoti į Vilnių dirbti, bet vis tik pirmumą teiktume sukurti darbo vietas čia. Ir aš noriu pasakyti, kad integralios pagalbos projekte dirba mūsų profesinio rengimo centro įdarbintos 27 jaunos darbuotojos. Ir jos eina pas senus žmonės ir juos slaugo. Tai aš manyčiau, kad reikia skatinti būtent ir rengimą, mokymasi ir atitinkamai dirbti čia Alytuje mums visiems. Ačiū Jums, Darbo partija. Aš keletą žodžių pasakysiu aš, o paskui perduosiu žodį Danutei. Tai iš tiesų noriu pasidžiaugti tas, kas yra padaryta. Tai visų pirma, Darbo partijos
iniciatyva buvo įkurtas bendruomenės centras, kur tikrai po vienu stogu glaudžiasi ir jauni, ir seni, ir bendrauja, veiklauja, ir tikrai tos vietos užtenka. Ir šiai dienai numatyta plėtra ir jaunimo atvirų erdvių plėtra ir taip toliau. Apie mūsų programą noriu perduoti žodį Danutei. Na, visų pirma, tai jauniems žmonėms reikia pagalbos ir palaikymo. Na, o seniorams iš tikrųjų reikia daugiau pagarbos. Kaip mes galėtume palaikyti jaunus žmonės? Visų pirma, tai tikrai reikia pagalvoti, kaip galėtume garantuoti, ir mes turim pagalvoję, kaip tai pasiūlyti jaunimui, turėti būstą Alytaus mieste. Mes puikiai žinom, kad tikrai dominuoja sunkiai besiverčiančios šeimos. Ir iš tų šeimų jauniems žmonėms tikrai labai sunku gebėti susikurti stogą virš galvos. Kita vertus, labai svarbu yra jauniems žmonėms ir darbas. Ir aš manau, kad viena iš pasiūlymų galėtų būti tokia priemonė, kai iš savivaldybės biudžeto būtų finansuojami projektų rengimo kaštai, tų projektų, kurie pritraukia ES lėšas ir laimi. Kita vertus, tai aišku būtų daug geriau, negu kad finansuoti dokumentų parengimą įmonės atidarimui ir paleisti, kad ta įmonė užsidarytų labai greitai. Aš manyčiau, kad senjorai iš tikrųjų nusipelnė gyventi oriai. Senjorų mokymosi visą gyvenimą klausimai nesprendžiami, jie sprendžia patys, jiems reikia finansavimo. Manau, kad jeigu veikia neformalaus ugdymo įstaigos, jeigu veikia mokymosi įstaigos vaikams ir jaunimui, tikrai turėtų būti ir seniems žmonėms finansuojamas 3 amžiaus universiteto. Ačiū Jums. Aš labai atsiprašau, Alytaus sąjūdis. Aš tai galvoju, kad čia jau visos Respublikos bėda yra, kad žmogus išėjęs į pensiją, pradirbęs 40-50 metų, negali gyventi, kaip sako, oriai. Bet ne oriai, jie jau negali galo su galu sudurti. Bet čia jau bėda yra Respublikos, kur reiktų spręsti valstybiniu lygiu. Ką Alytus gali padaryti? Turėtų įsteigti senelių pensionatą. Alytuje to nėra. Jaunimui norėčiau pasidžiaugti, kad Alytuje lopšelėje darželė vaikų skaičius šiemet paaugo ir visos grupės praktiškai užimtos, išskyrus tuos 2 darželius, kad reikia uždaryti. Tai būtų labai gerai, kad jaunimas vėl grįžtų ir tuos darželius atidarytume. Dabar skaudu yra žiūrėti, kaip vietoj vaikų darželio laidojimo salė. Degradacija valstybės. Ačiū Jums. Taip, Liberalų sąjūdis. Tikrai turim pasidžiaugti, kad Alytus tai tikrai yra miestas, kuris labai palankus yra jaunoms šeimoms. Ir lopšeliai, darželiai vietų tikrai yra ir dar jie neužimti, o tie laisvi pastatai yra tikrai vienas kitas, kuris neišnaudojamas, bet jie yra pritaikomi kitom reikmėm. Mokestis už lopšelį darželį iš didžiųjų miestų, tai mūsų mieste yra pats mažiausias. Jaunom šeimom ir poilsio rekreacinės zonos yra labai palankios. Baigiama pėsčiųjų dviračių plėtra. Tikrai, ką mes turim pasidžiaugti, ką laisvų laikų jie galėtų veikti. Seniorams, tai mes tikrai yra sudarytos visom organizacijom, tame tarpe ir seniorams, nemokamos patalpos. Nieko už jie nemoka. Yra bendruomenės centras, yra neįgaliųjų užimtumo dienos centras, kur tikrai ten susirenka dienos metu ir užsiima įvairia veikla. Susitikimų metu seniorai siūlo, kad gal galima būtų sumažinti pravažiavimo bilietų kainą. Pas mus savivaldybė, tai irgi priklauso nuo savivaldybės. 70 metų seniorams yra 50% nuolaida, 80 metų 80% nuolaida ir neįgaliems yra, taip pat yra nuolaida. Tai galima, aišku, kad 80 metų seniorai važiuotų nemokamai. Galima apie tai kalbėti ir sudaryti šitokias sąlygas. Taip pat labai aktualu, kad įtraukti seniorus į aktualių miesto klausimų sprendimą. Ypatingai tai aktyviai dalyvauja šitų klausimų, tai pagyvenusių žmonių asociacija. Ten yra tikrai žmonės, kurie praeityje užėmė gan atsakingas pareigas ir tikrai turi ką pasidalinti ir perduoti patirtį jaunesniem. Didinti taip pat mes didinam ir visų seniorų kolektyvų įtraukimą į miesto gyvenimo kultūrinę veiklą. Jie labai aktyviai dalyvauja tiek miesto dienos šventėse, tiek atskirų švenčių renginių metu ir bet kokiu atveju tikrai įsitraukia. O sąlygos tikrai yra sudarytos, aišku, plėstis
didinti tikrai yra dar erdvė didelė ir tai mes turim tikrai jiems padėti ir netrukdyti. Ačiū Jums. Taip. Aš norėčiau repliką. Buvo pasakyta, kad senjorai visur turi nemokamas patalpas. Trečio amžiaus universitetas turi per 500 dalyvių, kurie renkasi kiekvieną savaitę ir netgi ne vieną kartą per savaitę. Jie neturi apmokamų iš savivaldybės patalpų. Jie renkasi Alytaus kolegijos patalpose ir visą jų išlaidų dalį apmokame mes iš savo uždirbtų lėšų. Ir dar noriu pasakyti, kad senjorai tikrai yra nusipelnę, kad galėtų važiuoti miesto transportu su dar didesniem nuolaidom arba netgi nemokamai ir taipogi naudotis kultūrinių įstaigų paslaugomis. Ačiū labai. Atsiprašau, laikas ribotas. Universitetas kaip replika, tai ir turėtų jį būtent aukštojoje mokykloje užsiimti. Taip, jūsų rinkiminėse programuose... Finansuoti turėtų švietimo ministerijoje, nereikia viską krauti ant savivaldos. Taip, jūsų rinkiminėse programuose kalbama apie švietimą, kultūrą ir sportą. Tai tikrai labai svarbios sritys. Labai trumpai apie tai. Lietuvos socialdemokratų partija. Iš tikrųjų, kol šiandieną girdim kritiką ir pažadus, o mes dirbame darbus, tai nereikėtų tų dalykų maišyti, tai mes pakalbėsime, ką mes padarėme švietimo srityje. Tai jei pažiūrėjus į biudžetą, kas yra švietimo srityje, tai mes matome, kad biudžetas dar nebuvo toks geras nuo 2000 metų. Tai švietimo sričiai biudžetą ženkliai padidinom. Antras dalykas, kažkas kalbėjo apie mokyklų uždarimą, mes nekalbam apie jokių mokyklų uždarimą, mes kalbame apie algų didinimą. Ir tą mes padarėme šiais metais, padidiname algas iki mokyklinio ugdymo personalui. Jei mes kalbame apie kultūrą, visoms bei šimties kultūros įstaigoms, kurios galbūt šiek tiek buvo nuskriautos kadencijos pradžioje, yra padidintas finansavimas nuo 10 iki 50%. Jei kalbame apie sportą, taip, mes visiems sporto klubams skirime finansavimą. Pasistatėme gražius stadionus, pasistatėme sporto arenas ir iš tikrųjų mes turime išlaikyti ten komandas. Tiek krepšiniui, tiek futbolui, tiek rankiniui, kuris mus garsina Alytų, skiriame. Toliau, ką mes darome? Stadioną mes plečiame, įrengėme papildomus aikštynus. Toliau jaunimo mokykloje plečiame uždengtus, darome maniežus, lauko tenisas. Ką mes darome toliau? Toliau atsiranda prie pirmos vidurinės prie Dzūkijos vidurinės stadionas, perduotas verslininkams, kurie vystys veiklą. Tai iš tikrųjų tų dalykų yra labai daug ir jei mes pažiūrėjus, sporto biudžetas auga vėl 9%. Tai praktiškai visuose kultūroje, švietime ir sporte auga biudžetas, o su biudžetu auga veiklos ir auga žmonių gerovė. Tai iš tikrųjų mes nežadame, mes jau darome ir priiminėjame sprendimus. Ačiū Jums. Taip, Alytaus piliečiai. Nėra laiko. Alytaus piliečiai. Pradėsiu galbūt nuo sporto. Tai, ką mes matome, kad šiandien mūsų miestas, vykdydamas tam tikrus europinius projektus, kompleksiškai neapjungia, tačiau išnaudoti tikrai labai galėtų. Turime puikų sporto rūmų kompleksą, turim dviračių takus, turime sporto mokyklą ir kitus įrenginius. Tačiau idėja tokia piliečių pasitarus su bendruomenė, su sporto bendruomenė, kodėl Alytuje negalėtų atsirasti sporto internatas, tai tuo, kuo garsėja Panevėžys. Mes praleidom progą, neišnaudojome tą, ką paėmė jau dabar druskininkai, tačiau jeigu dirbtume su jaunimu, su moksleiviais ir darbo turėtų ir mūsų treneriai, šalia mane sėdi žvaigždė, tarptautinė žvaigždė, kurie, ko gero, tą galėtų išnaudoti ir Alytus turėtų vėlgi tą patį, kas reprezentuotų mūsų miestą, jeigu kalbėjom apie miesto viešinimą, nes sportininkė tokia kaip Rūta Meilutytė išgarsino, ko gero, visai pasauliu Lietuvą labiau negu bent kurie kiti politikai. Jeigu įmant toliau apie meną, vėlgi suplakta į vieną, tačiau yra meno taryba, yra Alytus garsus įvairiais srities, skulptoriais, menininkais, dailininkais, muzikais, cirkas, Putino choras, kuris pamirštas yra. Jeigu tai būtų padaryta, vėlgi visų sujungimas bendrai, išdiskutavimas ir išklausimas, mes turim labai didelį potencialą, tik tai jisai šiandienai ne antram ir ne trečiam plane. Švietimo sistemoje taip pat yra šiokios tokios netvarkos. Švietimo sistema tapus darbo birža, žinome puikiai, šiandienai nėra tų kandidatų, bet kažkodėl savivaldos pereina į švietimą ir ten garantuotos tos darbo vietos. Ne visose mokyklose yra vienodas skaičius pavaduotojų. Vėlgi klausimas, kodėl, aš galiu pavardinti Jotvingių gimnaziją ir Volungės vidurinę mokyklą. Kitas dalykas, rūpinantis švietimu, reiktų atkreipti dėmesį, ką padarius šį tarybą,
kad mokyklose turėtų būti medikas, bet jis kažkodėl taryboje priimtas sprendimas pagal vaikų skaičių ir taip gaunasi, kad mokyklose medikas būna 3 dienas per savaitę, bet ne visas 5, todėl kad yra kompleksinių sprendimų ir mūsų kaip Alytaus piliečių nuostata ir nuomonė yra tokia burti vienos kitos srities specialistus, tai yra švietimiečius, kultūrininkus, sportininkus, išklausyti jų, sisteminti visus tos dalykus ir pasiekti maksimalų efektą per patį trumpiausią laiką. Tai yra verslininkų ir Alytaus piliečių tikslas. Ačiū Jums. Mes vaikom vietas, jeigu mūsų neišrinks, tai pereiti į mokyklas. Nijolė, aš, Ąžuolas, supranti, tai pilietininkai taip tikriausiai nustatė. Ačiū. Ačiū Jums. Patikslinti trupučiuką. Tai normatyvai iš tiesų mokyklose yra nerealūs ir mes buvom kreipęsi į Sveikatos apsaugos ministeriją, kad ne 1000 moksleivių būtų vienas visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, dėja gavom neigiamą atsakymą, tačiau manau, tai galima kreiptis dar ir iš tiesų ta situacija turėtų keistis. Ačiū Jums, Darbo partija. Padėkosiu Nerijui, kuris įvardijo šios kadencijos ir šios koalicijos nuveiktus gerus darbus švietimo labui ir kultūros darbuotojų darbui labui. Be abejonės nepamiršiu paminėti, kad Darbo partijos ministras padidino kultūros darbuotojams atlyginimas ir savivaldybė perskirstė juos, bet aš trumpai įvardinsiu tik tai darbus, kuriuos mes numatome. Tai iš tiesų numatoma yra baigti švietimo įstaigų renovaciją bei aplinkos modernizavimą. Tai yra stadionai ir aplinkos sutvarkymas ir taip toliau. Toliau, racionaliai panaudoti mokinio krepšelio lėšas, kurių dalį tikrai galima nukreipti ir darbuotojų atlyginimų didinimui ir taip pat popamokiniam ugdymui. Atverti mokyklas bendruomeniai, ką mes esame numatę. Taip pat remsime Alytaus kūrėjus ir jų darbų pristatymus miestui, Lietuvai ir pasauliui. Vienas iš darbų – įrengti elektroninį stendą, kuriame būtų miestiečiams skelbiama žinia apie vykstančius sporto, kultūros ir kitokius renginius, ko tikrai trūksta Alytaus miestui. Taip pat kiekviename daugiabučių namų kvartale įrengsime bent vieną vaikų žaidimo aikštelę, kuri bus aprūpinta sportavimą skatinančiais įrenginiais ir taip toliau begalė priemonių yra numatyta mūsų programoje. Ačiū Jums. Alytaus sąjūdis. Aš tik tai galiu pasakyti šitaip. Pas mūsų vaiko krepšelio sudaro 2300 litų kažkaip. Lytas ar dar aš nekeisiu. Lenkijai 2 daugiau. Tai ir pasiekmes yra, jeigu klasėje būtų 15 mokinių, mokymo kokybė būtų žymiai aukštesnė, mokytojų atlyginimai aukštesni. Tai gal pradėkim nuo to, mes turim reikalauti, kad būtų suteiktos sąlygos alytiškiams kokybiškui mokymui. Užtenka gąsdinti mokytojus, atleisim, sumažinsim, užtenka gąsdinti. Ten irgi žmonės yra, kad jie gauna atlyginimus ir nori profesionaliai atlikti savo pareigą. Dar vienas dalykas yra labai opus. Apie sportą, tai truputį, kur Alytaus futbolas? Kur dingo Alytaus futbolas? Pastatėm stadioną, tapom pajuokos objektų. 12-0, 11-0. Kažkada tai Alytus buvo čempionai Lietuvos. Be abejo ir pinigų perskirstimas. Krepšiniai duodam liūtą dalį, futbolui kas lieka. Tai gal truputį turim susijęs, pagalvoti, ką mes norim matyti, kokią viziją. Bazės Alytuje yra geros. Tiek sporto rūmai, tiek futbolo stadionas yra gerai, labai geram lygyje. Ačiū Jums. 20 sekundžių. Dėl kultūros norėčiau aš kaip ir alytiškis senas, vyriausias gal iš čia esančių alytiškių, priminti tą, ką visi deklaruojam apie miesto sodą. Atgaivinti reikia galų gale, jau čia gal nežinau kiek kadencijų šnekama apie tą aikštelę, plašetkę vadinamą, niekas apie tai nekalba. Dabar mes norim tą padaryti atėję į tarybą. Ačiū Jums, Liberalų sąjūdis. Tikrai to nepadarys, todėl kad yra kultūros paveldo objektas, ten jokios statybos negalimas. Jeigu pakeisite įstatymus, tada galėsite ir daryti. Statybų nereikia. Labai smagu klausytis, iš tiesų kultūra, švietimas, kultūra ir sportas pati didžiausia turbūt finansinė dalis savivaldybės ir kolega sėdinti šalia taip viską sudėliojo taip į savo vietas, tik pamiršo pasakyti, kad kultūros komitetui, švietimo ir kultūros komitetui vadovauja liberalas Arvydas Širmickas. Tai iš...
Taip, bet jie paklusdavo pirmininko valiai. Skirsto biudžeto komiteto pirmininkas Nerijus Tisiulis. Ja, tai iš tiesų, kas yra padaryta, viskas puiku, nepaminėta keleto dalykų. Liberalai nuo pat pradžių ir keletą metų atgal pasisakė už tai, kad labai aktualus yra vaikų ir jaunimo užimtumas po pamokų. Ir tas projektas, kuris dabar skinasi kelią, kad kiekvienam vaikui skirti po 15 eurų, kiekvienam mokiniui skirti po 15 eurų po pamokiniai veiklai, užimtumui, kad nebūtų gatvėse, kad būtų užimti, kad keltų savo įgūdžius, savo pomėgius, skatintų, tiesiog galbūt per tai gali atsirasti net užimtumas ir pas tėvus, šeimose ir taip toliau. Ta sritis yra nepaprastai reikalinga, nors didelė dalis politikų numoja į tai ranką. Tai šitas procesas juda ir 15 eurų galima pažadėti tikrai bus mokiniam. Kitas dalykas apie tai, ką aš nekėjau, kultūra taip, optimizuotas kultūros projektas, kad kolektyvams suteiktos galimybės kultūros ir komunikacijos centre turėti nemokamas patalpas, turėti etatinius vadovus ir vykdyti savo kultūrinės veiklas. Ačiū Jums. Norėčiau, iš tikrųjų, visose srityse veikia tarybos, tiek sporto, tiek švietimo taryba, tiek meno taryba, į kurias įeina iš įvairių sričių žmonės ir tikrai jie susirenka ir tarėsi, nusimato savo veiklos planus ir strategiją, kad bendraujama su jais tikrai. Gal šitos tarybos gali ir aktyviau siūlyti įvairius pasiūlymus, o dabar jau bus diegiamos vietos veiklos grupės, kurios apjungs ir bendruomenės narius ir tikrai per šitą veiklos plėtros grupę bus galima daug projektų įvykdyti. Ačiū Jums. Už Alytų. Na, aš manyčiau, kad neformaliam švietimui mes pamiršom paminėti muzikos mokyklą, kuri iš tiesų labai daug nuveikus, taip pat ir dailės mokyklą, tačiau visumoje visose švietimo įstaigose patalpos pakankamai neblogai jau yra renovuotos, tačiau skatinsime, kad būtų vykdoma daugiau respublikinių programų, tai yra prieš patyčias, prieš smurtą, prieš tabaką, prieš alkoholį, prieš narkotikus. Iš tiesų turėtų atsirasti mokyklose sveikas jaunuolis, kad jis tikrai būtų pilnavertis toliau Lietuvos kūrėjas. Ir ką jaunimui aš galėčiau pažadyti, tą, ką galės patvirtinti gerbiamas Tomas, kad vis tik tai mes esam pasirengę, kad universitetinės bakalauro studijos turėtų ateiti į mūsų miestą ir galbūt vienoj, kitoj srity turime kai kurias tinkamas jau ir bazės, ir kontaktus ir tikėkime, kad mes tą jaunimui pažadą tokį galėtume įgyvendinti. Ačiū Jums. Mėlėjai, iš tikrųjų vertinkim pirmiausia tai, kas yra sukurta ir ką turime. Alytaus kolegija yra aukštoji mokykla, teikianti bakalauro laipsnį ir jinai yra akredituota tarptautinių lygių su visom akredituotam tarptautinių lygių programom. Po jos stogu yra Kauno technologijos universiteto magistro studijos ir iš tikrųjų aš ne prieš tai, kad ateitų dar kažkas tai, bet kai mes sakom, kad reikia pilnaverčių aukštųjų studijų Alytaus miestui, tai aš tikrai sudvėjoju, ar žmogus supranta, ką tai reiškia pilnavertės ir pilna kraujas. Ačiū Jums. Mes irgi už tai ir aš, pavyzdžiui, asmeniškai pats susitikęs su Lietuvos sporto universiteto kancleriu kelis kartus, nors nesu tarybos narys, ir diskutuojam, kaip galima būtų studijas sporto vadybininkams, sporto treneriams turėti Alytuje, o net, pavyzdžiui, Druskininkuose. Tai aš nematau nieko blogo, kad visi paraleliai dirba, įneša į miesto labui kažkokių tai pozityvių idėjų ir minčių. Antras dalykas, aš labai norėčiau, kad mes statydami sporto bazės panaudotumėm pinigus racionaliai, nes šiai dienai statom mano požiūrį dėl to, kad statytume, nes visi džiaugiamės sporto rūmais, o sporto rūmai tai elementaru, lubos per mažos, per žemos, kad organizuoti tinklinio varžybas, kad organizuoti masinius renginius, tai negalima, nes gali įlūžti grindys ir nugarmėti nesaugu ir neaišku, kaip tas projektas buvo priimtas, tai aš galvoju, statyti dėl to, kad statyti, tai gal reiktų iš tikrųjų statyti dėl to, kad gerai pastatyti. Ačiū Jums. Taip, visi Jūs pasisakote už aktyvų... Mūsų valdžios, aš įsivaizduoju, darbai, akustinės sistemos iš vis nėra sporto rūmuose, taip kad negalim vykdyti koncertų jokių. Ačiū Jums. Po 30 sekundžių apie tai, kaip jūs teigiate, kad esate už aktyvų alytiškių dalyvavimą miesto valdyme. Taigi, kaip jūs planuojate tai padaryti? Nuo darbo partijos pradėsime. Kęstuti, prašau. 30 sekundžių.
Iš tiesų toks vaizdas visų besiklausant, kad visuomenė negali dalyvauti savivaldybės valdyme. Iš tiesų mes pasigendame gerų idėjų, gerų minčių, o mes visada buvome ir ateityje būsime atviri idėjoms ir mintims. Ir turiu tokį kaip ir pasiūlymą įsteigti prizą pačiai geriausiai metų idėjai, pasiūlymui, kuris be abejo būtų įgyvendinamas, o ne kažkokis iš kosmoso pasaulio. Vienas iš gerų pavyzdžių, kaip valdyme gali bendruomenė dalyvauti, tai tarkim mūsų bendravimas su daugiabučių namų pirmininkais. To pasiekoje buvo pasiekti geri rezultatai daugiabučių renovacijoje. Ir yra daugybė dar kitų pavyzdžių, kaip bendruomenių tarybos, kurios gaudamos nors ir nedidelį finansavimą, bet gali organizuoti bendruomenės renginius, tvarkyti savo aplinką ir taip toliau. Taigi kviečiu visus siūlyti savo idėjas ir mes visi kartu iš tiesų puoselėsim savo miestą. Ačiū Jums. Taip, Alytaus sąjūdis. Tai kalbėsim dabar apie ką? Apie orą. Ne, tai aš ir klausiau, apie ką? Už aktyvų dalyvavimą. Kas maišo aktyviai dalyvauti? Aš ir klausiau, apie ką? Aktyviai dalyvauti Adaros visos durys. Tiek savivaldybėse, tiek žiniasklaidose, tegu tik piliečiai būna aktyvūs. Nieko mes už ausų netitemsim. Nepadarysim, jeigu jie patys nebus aktyvūs. Aktyviai gali sportuoti, visos sąlygos yra. Aišku, kažkas sakė, čia grindys kažkam jau lūžt baigi, bet nežino, kad ten tikriausiai yra betonės perdangos, tai gali jau nepergyventi. Gerai. Taip, džiaukis. Jūsų laikas baigėsi. Taip, Liberalų sąjūdis. Liberalų sąjūdis tikrai kviečia visus Alytaus miesto gyventojus jau seniai. Mėlyjei, būkit geri, gerbkim vieni kitus. Liberalų sąjūdis visą laiką aktyviai sudaro sąlygas dalyvauti piliečiam miesto valdyme. Parengiant programą šios kadencijos rinkimams, tikrai daug bendrauta, daug kalbėta ir būtent programa parengta remintis Alytaus miesto piliečių nuomonę. Jeigu politinis judėjimas sako, kad pradėjom bendrauti su miesto gyventojais, tai mes, ačiū Dievui, trečia kadencija su jais bendraujame ir laikomės jų nuomonės. Pagrindinė priemonė, mėly alytiškiai, tai ateikite į rinkimus. Tai pirma galimybė, kada jūs tikrai, jums suteikta galimybė pasisakyti už vieną ar kitą politinę jėgą. Tai jau yra dalyvavimas miesto valdyme. Jūs deleguosit atsakingus tarybos narius, išsirinksit merą, būtinai nepamirškite. Balsavę už merą, reitinguoti už partijos sąraše, už tą patį žmogų antrą kartą balsuodami. Nepadarykit klaidos. Toliau, bendrauti reikia ir bendrausime, jeigu būsime išrinkti, su socialiniam grupėm, interesų grupėm, su verslo grupėm. Ir jų nuomonė bus išgirsta ir įtraukta į miesto veiklos strateginį planą ir kasmetinius veiklos planus. Ačiū Jums. Už Alytų. Galbūt Janis. Taip, aš kaip ir minėjau, mes savo programai tai keliam savo konkrečius uždavinius. Aš gal įvardinčiau keletą jų. Be abejo, kad aktyvus piliečių dalyvavimas miesto valdyme yra labai svarbus. Todėl mes savo įsikėlę kelis tikslus ir priemonės. Tai būtent, kad nuolatinis nuomonių ir pastabų teikimas tinklalapyje užtikrintas būtų, viešieji aktualių klausimų svarstymai ir aptarimai, pasiūlymų ir pastabų knyga savivaldybės priimamajame, tiesioginio telefoninio ryšio valandos su savivaldybės vadovais, biudžeto projektų viešųjų aptarimų su suinteresuotais grupėmis organizavimas, aiškus biudžeto pakeitimų pristatymas visuomeniai, biudžeto vykdymo ataskaitų kas ketvirtį pateikimas visuomeniai, nerečiau kaip kartą per ketvirtį rengsim susitikimus su miesto jaunimo organizacijomis. Ne mažiau kaip 2 kartus per mėnesį organizuosim atvirų durų dienas seniorams, reguliariai organizuosime susitikimus su miesto verslininkais ir taip toliau. Ačiū Jums. Socialdemokratai.
Iš tikrųjų, vėl malonu klausyti pažadus, mes pasakysime, ką mes padarė toj srity. Tai pirmiausia, nevyriausybinių organizacijų taryba sukurta šią kadenciją ir visiškai neseniai jinai pradėjo veiklą, dirba, įtrauktas visos nevyriausybinės organizacijos, jaunimo reikalų taryba sukurta, dirba, jaunimas aktyviai reiškia savo nuomonės. Į visus sprendimus mes įtraukime visų grupių atstovus, svarstant strateginį planą, čia kai kas kritikuoja, jį buvo įtrauktas nuo verslo, nuo jauno žmogaus iki senioro, visi visuomenės sluoksniai. Toliau, svarstant biudžetą, mes kreipėmės į visuomenę, teikit siūlymus. Aš kaip komiteto pirmininkas atsakingai pasakiau, negavau nei vieno siūlymo iš visuomenės. Svarstant detaliuosius planus, miesto planus ar kažkokius kitus, mes visą laiką siūlome visuomenį. Ar visuomenė yra visą laiką aktyvi, čia yra kitas klausimas. Čia ir yra mūsų sritis, kur mes galim dar labiau aktyvinti visuomenę. Iš tikrųjų, tai labai norėčiau pakviesti į vietos veiklos grupių steigimąsi, kai prasidės šitas procesas, nes vietos veiklos grupės, kurios veikia kaimuose, rajonuose, parodė savo tokią pozityvų dalyką ir mieste tokių irgi reikėtų. Tai vietos veiklos grupės savo atskiriems projektams gaus finansavimą. Be abejo, kviečiam ir aktyviai dalyvauti rinkimuose. Tai visų pats geriausias turbūt būdas prisidėti prie miesto valdymo. Ačiū Jums. Taip, ir Alytaus piliečiai. Alytaus piliečiai jau dabar aktyviai dalyvauja miesto gyvenime. Jeigu būsime išrinkti į miesto tarybą, naudosime visas įmanomas formas ir metodus, kad žmonės pažadinti ir įtraukti į miesto valdymą, į įvairių sprendimų priėmimą ir panašiai. Ačiū Jums. Jeigu nebūsit išrinkti, nebedalyvausit. Taip, mūsų laikas praktiškai visiškai išseko. Laidos pabaigai, kodėl alytiškiai kovo 1 dieną turėtų pasitikėti būtent jūsų rinkiminiu sąrašu? Taigi po 30 sekundžių ir pradėsime nuo Alytaus sąjūdžio. Visų pirma, Alytaus sąjūdis pradėjo kelti negerovės, kur per 25 metus brendo votis. Mes ne dėl to kovojam, kad valdžia dabar ignoruoja mūsų netgi kaip valstybė, kaip žmonės. Jeigu Švedijoje paima Lietuvos pilietį ir atiduoda kaip baudžiauninką norvegams ir mūsų užsienio ministras tik moka palementi, kad kažką tai rusai puola, kažkaip tai gėda, tai gal reikia prabūsti ir turi ateiti antrą sąjūdžio banga, kad parodys skaidrumą, darbštumą, profesionalumą. Ir pradėkim nuo Alytaus, raidė A. Jeigu jūs pasitikėsit mumis, mes garantuojam profesionalumą, skaidrumą, atsakingumą prieš žmonės. Ačiū Jums. Liberalų sąjūdis. Liberalų sąjūdžio sąrašas skaidri jauna komanda, yra iki 30 metų 9 kandidatai, vidurkis amžiaus 43 metai. Mes esam gražūs, pajėgus, turim patirtį, oranžiniai. Taip, kad kviečiam alytiškius tikrai atkreipti dėmesį į šitą sąrašą, balsuoti ir viskas bus gerai. Ačiū Jums. Už Alytų. Už Alytų, žinoma, ir mūsų komitetas yra labai iniciatyvus ir pasirengęs dirbti patriotiškai Alytaus labui. Manau, kad atėję iš įvairių specialybių susibūrę nepartiniai komiteto kandidatai į tarybą turės testinumą visuomeninėme judėjime už Alytų. Taigi, dalis, kuri bus išrinkta į tarybą, turės į ką remtis ir turės kaip bendradarbiauti. Balsuokite už sąrašą 1 ir manau, kad jūs nenusivilsite ir jūsų siekiai bus tikrovė. Ačiū Jums. Socialdemokratai. Iš tikrųjų, mūsų sąrašas, kaip ir kiekvienas giria, mūsų sąrašas tikrai geras. Kaip jau minėjau, sąraše beveik visi žmonės turintys aukštą išsilavinimą, kvalifikuoti specialistai įvairių rūšių, sričių, pedagogai, gydytojai, politikai. Aš kviesčiau už mūsų sąrašą dar balsuoti ir todėl, čia šiandien nuskambėjo ir nenuskambėjo tam tikros mintys. Taigi dar ir dėl to, kad už vieną muštą 10 nemuštų duoda. Ačiū Jums. Galiu to klausimų. Aš manau, kad sąrašą turėtų balsuoti todėl, kad jau mes padarėm, mums beliko tęsti, o kai kas čia žada ateiti sugriauti, kai rusiška statyba iš pirmojo griausim, po to statysim. Tai aš manau, kad jau mes pastatėm ir toliau statysime. Ir vienas rodiklis. Balsuokite už socdemus, jie stato. Ačiū Jums. Viskas baigėsi. Alytaus piliečiai. Mėly alytiškiai,
Jūs mane žinote mano darbus. Jeigu pasitikite manimi, pasitikėkite ir mano komandą. Alytaus piliečiai, 18 numeris, balsuokite už mus. Ačiū Jums, Darbo partija. Dideli darbai prasideda nuo mažų. Darbo partijos 54 kandidatų komanda turi pakankamai idėjų, kurias įgyvendinus Alytus bus patrauklesnis, jaukesnis ir mielesnis čia gyventi. Tikime savo galimybėmis ir jėgomis ir kviečiame Jūs patikėti mumis. Balsuokite už Darbo partijos sąrašą numeris 20 ir už kandidatę į merus moterį. Ačiū Jums, mūsų laikas visiškai išseko. Visiems Jums linkime kovo 1-ąją kuo didžiausios sėkmės ir aktyvių rinkėjų. Mūsų laida baigėsi, mėlyjeji. Laidos įrašą galėsite rasti naujienų portale dzukija.info.lt. Su žiūrovais atsisveikiname. Viso geriausio.